Sveiki, tai kaip ne vienas iš jūsų norėjote, parodysime dabar šiek tiek, kaip atrodo spaudos centras, padarysime tokį neilgą turą, kur iš esmės stovi prie sienos, kur yra, matote dabar duris, kur yra įėjimas, o ten jau tolumoje matosi Eurovizijos dekoracijos, tai manau link jų ir einam. Dabar aš einu, va čia vėl dar parodau, yra duris ir einam dabar jau pagrindinę erdvę. Čia yra labai įdomus dalykas, aišku, visas logotipas ir panašiai, o čia yra surašyti visi Eurovizijos nugalėtojai, dainos pavadinimai, metai, šalis, Refrain Lisasė, 56, Šveicarija, na ir taip toliau. Iš eilės taip einam, čia visų, aišku, gal ir nerodysiu. Čia netgi parašyta, pavyzdžiui, kad 96 buvo net 4 nugalėtojai, visi jie yra ir surašyti, tik kažkokie metai, tada taip gaunasi, kad tik vieni. Tai einam toliau. Na, čia tualetai, taip pat yra spintelės, dar pamiršau, na, čia aišku, rūbinė, nieko gal įdomaus, bet čia yra stalas, kur dažnai būna padėta, pavyzdžiui, gėrimų. Dabar čia irgi yra vandens toks aparatas ir stiklinės, bet būna, pavyzdžiui, padėta ir visokių užkandžių, pavyzdžiui, čipsų, sausainių, vaisių, kavos ir taip toliau. Šiukšliadėžė, aišku, gal ir keista čia apie šiukšliadėžės kalbėt, bet jūs pažiūrėkit. Taip, einam toliau. Einam pro duris į pagrindinę erdvę. Ir čia yra jau pagrindinė salė. Va taip jinai atrodo. Čia yra informacijos stalas, kur galima tiesiog prieiti ir paklausti ko nors. Suteiks šitie žmonės dirbantis čia informacijos. Čia yra stalai, kur galima atsisėsti ir dirbti jau, ar tai filmuoti kažkokius video, rašyti straipsnius, ar tiesiog dirbti. O čia yra dar vienas stalas maistui ir gėrimams. Čia galima kavos, arbatos, galima vėlgi čipsų, galima sausainių. Įvairiai būna tas racionas, sakykime, būna maisto visokio. Taip, kitoj pusėje ten beje irgi yra. Šiek tiek gal matosi. Labai gražus tas 70 United by Music, tas toks gana didelis, tikrai gražiai atrodo. Ir ta auksinė širdutė lygiai taip pat, kur beje galima ir nusifotografuoti, gal ir prieisiu, parodysiu iš kiek arčiau. Čia yra, na, tokia širdutė, kur galima, pavyzdžiui, čia atsistoti ir nusifotografuoti. Čia netgi yra padėta, galima papozuoti su šitais užrašais, čia irgi galima pasižiūrėti. Get my good side, pavyzdžiui, yra su užrašu Delulu, yra Got my tents shine referencas į Austrijos dainą. Ir kitokių. Taip, na čia visur surašyti, pavyzdžiui, rėmėjai Eurovizijos, logotipas ir taip toliau. Kalbant apie kažką iš panašios serijos, tai va, pavyzdžiui, ten tiesiai yra siena su pavadinimais visų dalyvaujančių transliuotojų, ten ir LRT yra, va, matosi, ir visų kitų, ir aišku, paties įbijų pavadinimas. Čia yra ekranas, vienas iš ekranų, kur, pavyzdžiui, rodo ir tiesioginės transliacijas, arba jury show, arba šiaip būna. Dabar šiuo metu rodo, tam, pavyzdžiui, žodį Bissel, tai yra, na, vienas iš vokiško, tokio austriško dialekto žodžių ir paskui paaiškinimai. Yra žodis šmė, na, daug įvairių žodžių. Ir tada yra paaiškinta, ką reiškia. Na, čia dialekto, kaip sakiau. Čia kitoj pusėje irgi yra ekranas ir čia irgi iš esmės rodo tą patį. Einam tada toliau. Dabar nežinau, kiek čia girdisi, bet groja Erik Saade daina Popular, 2011 atstovavusi Švedijai. Čia yra vieta, kur vyksta spaudos konferencija. Čia taip labai iš tikrųjų atvirai viskas, iš tiesiog už tų užuolaidų ir tam tokia senelė mini yra, kuris skiria, bet čia tikrai laisvai visi gali vaikščioti, nesvarbu vyksta, nevyksta tos spaudos konferencijos, gal ten ir neįleis, aš nežinau, ten jau kažkas labai vyksta, bet šiaip galima tikrai laisvai vaikščioti. Ir pavyzdžiui, pirmą dieną tiek nebuvo vietos, kad mes sėdėjom prie šitų staliukų, kur dabar čia tiesiai tie tokie aukšti, tuo metu, kai vyko spaudos konferencija, tai tikrai čia kažkaip laisvai visi vaikšto. Na, čia aišku, visokios kėdės. Šiaip prisės, paklausyti gal konferencijos, jeigu be stalų ir taip toliau. Čia, aišku, irgi didelis ekranas, kur galima žiūrėti, pažiūrėti, transliacijas, arba dabar čia irgi tokie užrašai, pažiūrėti, rašo teikia break. O va, į šitą pusę duris yra
į delegacijas. Ten yra delegacijos renkasi, ten jau paprastiems žmonėms eiti negalima. Na, paprastiems žmonėms, tai tie, kurie nėra delegacijose. Ir dar vienas dalykas, ką aš gal norėčiau parodyti, tai yra, čia yra interviu kambariukai, čia vienas iš tų kambariukų, kur mes darėm vieną iš savo video, ten, kur pasakojom, kad toks kambariukas, kur toks garsas lyg ir, toks keistas garsas tai po vandeniu, tai va, čia buvo vienas iš kambariukų, gal mūsų kambariukas ir dabar atidarytas, man atrodo, gal toliau labai neįsiu, bet galite įsivaizduoti. Tai va, tai tiek, tai taip atrodo tas spaudos centras mūsų, tikiuosi patiko, sekite Taurą dieną per visas platformas ir pasimatysim kitose video.